jau minėjau, kad ta mūsų vyrėja, kur išėjo, kur pradirbo 3,5 metų turbūt, išėjo labai kiauliškai ir kad mes tikrai daug pagelbėjom ją ir tempėm jinai toliau. Tai vakar gaunam klausimą iš jos, kur mano 2 mėnesių išeitinė. Žmogus išeina savo norą tą pačią dieną, kai dar išeitinės nori. Išeitinė yra tada, kada atleidžiama žmogus yra, o ne kada pats išeina. Tai net to nesuvokia, kad net nežino, kiek kas priklauso jai. Nekalba piktus dalykus. Na tai ką, reikės parašyti, kad oficialiai atsakymą, nes nelabai matau su kuo bendrauti, tai kai žmogus taip elgiasi. Tai tiesiog reikia oficialiai parašyti, kad jums pagal tokį punktą atleidžiant žmogų nepriklauso jokia išeitinė kompensacija. Nu tai vakar, spėkit, ar pajungiau kriauklę. Tai mano projektas Vidmantas Santechnikas per tiek nepavyko. Iš tiesų, kaip ir viską nusipirkau, viskas gerai buvo, senukai pasitaikė normalus žmogus, viską patarė, sakė, nepirk štangelių, čia ilgis bus geras prie čiaupo. Bet nepasakė, o aš pats kažkaip nepatikrinau, kad prie sifono nėra tos dalies, kur kriauklės tinklelis yra. Tai sifonas ateina iki pačios, o tos dalies, kur kriauklė įsisuka, nėra. Tai va, tai nepajungiau, nes dėl vienos mažos detalės. Ta proga važiuoju į sandėlį, taip prasukau pro depą ir nusipirkau. Tai va, šiandien jau kriauklė šiandien bus gerai viskas. Nu ir dar vakar buvau siurblio remontininkas, nes visi barmenai, personalas ir Raimonda ir Gertrūda visi svarstė, kaip siurblys neveikia. Niekas nežino, kaip sutvarkyti siurblį. Nu, nesiurbė siurblys. Prie iki to, kad net rankom išlavėsi. Nu, atėjau aš ir viskas veikia. Tai čia ateičiai tiem, kas nežino, tai visą laiką, jeigu nesiurbė siurblys, tai manau, kad ne mažiau nei 90% variantų yra, kad užsikišo žarną tą šlangą kažkur tai. Ten kažkur tam gale. Tai atjungi pilnai, pažiūrė, ar siurblio likusi skylė, ar jinai traukia. Jeigu stipriai traukia, imi šlangos artimiausią dalį iki siurblio ir visą kitą atjungi. Žiūrė, ar traukia. Imi kitą galiuką, jungi, traukia, netraukia. Viskas aišku. Nu, tai ten toks mažiukas galiukas buvo, kurį reikėjo išsivalyti tiesiog. Tai buvo pilnas užaugęs, užkištas. Tai konsiliumui nepavyko, bet ūkvedys atvažiavo, sutvarkė viską. Tai va, plius vakar turėjom midaus degustaciją. Kai man džiaugsmas yra, aš nežinau kaip apsakyti. Kai yra degustacija tokio gėrimo, kurio mažai, kur tu šiaip negausi. O čia buvo tokių, kur tikrai... Ačiū. Tikrai tokių, kur gėrimų, kur ir šiaip pasaulinis ir tokių yra sunku, nes midus nėra toks populiarus gėrimas Amerikoje, daugiau tai Amerikoje tai visko gali rasti, bet Lietuvoje tai čia yra aplinkui Lietuvą, nelabai. Tai žiauriai fainai buvo iki nuo ne visai tradicinio, bet saldaus, kur super skanus buvo, iki visiškai sauso kryko. Tai kad su medum labai geras buvo. Tai labai fainai praėjo degustaciją, fainai papasako Domas, gerai pravedė. Man atrodo, kad visi laimingi išėjo ir visi patenkinti išėjo, tikrai. Tai va, tokios degustacijos yra būtent pavyzdys, kaip ir turėtų būti. Kai tu gauni gėrimų įdomių, kai tu gauni kažko netradicinio, bet supraskit, kad ta degustacija ir kainavo, ne 20 eurų, o 39. Normalu. Tai dar vakar su Pauliukovu pasišnekėjom, galbūt jisai sugalvos daryti savo vyno degustacijas, kas būtų labai irgi įdomu, ir kas būtų nestandartiška, tikrai labai būtų įdomu. Tai pasižiūrėsim, gal pavyks su jo susiorganizuoti.
Nu, reikia alaus dar padaryti degustaciją, ne? Bet reikia gal pradžiai baigti virtuvės šefo karjerą. O tai nesišviečia dar. Raimonda išvažiuoja, pavyzdžiui, į darbą 9:30 ir grįžta 9:30 arba 1. Tai įsivaizduokit, kaip jai krūvis yra ir kiek jinai varo. Tai po 6 dienas dirba dabar, jinai, man atrodo, 6 dienas iš eilės dirbs. O aš vakar degustacijoje dalyvavau, šiandien dirbu už baro, rytoj dirbu už baro, poryt virtuvė, už poryt virtuvė. Palauk, per daug dienų kažkaip. Šeštadienį nedirbu, šeštadienį važiuoju į bitininkų metinį kažkokį renginį. Kodėl važiuoju? Važiuoju, nes šiaip midus yra apie bites. Tai ir dėl kontaktų, ir dėl šiaip pasižiūrėt, plus pasiimsiu, Aleksandras man atveš medaus, bent jau taip žadėjo. Tai 100 kg medaus pasiimsim, rapsų. Ir kadangi aš sugebėjau padaryti puikų midų, dabar, taip manau, tai aš labai noriu pabandyti tą patį midų pakartoti dabar. Ir tai laikysiuos lygiai tą paties. Lygiai tą patį darysiu viską, tik tiek atimsiu rapsų medų. Čia buvo lauko, pievų, tai toks miksas, poliflora. O čia bus grynai rapsų ir pasižiūrėsiu, kas gaunasi su rapsų, kiek tos įtakos duos būtent medaus tipas. Galbūt bus geriau, galbūt bus blogiau, negaliu žinot. Tai va. Bet rezultatai, kaip žinia, su medum, tai pusmetis. Tai po pusės metų papasakosiu, kaip pavyko. Smagu. Nu toks. Tai Domas vakar nešė ir ragavom 2 metų. Tai jeigu gamini midus, kurie yra labiau specifiniai ir sausi, tai jiems ir 2 metų reikia, kad jie būtų tokie tikrai geri. Tai įsivaizduokit, jeigu tu darai gėrimą ir 2 metus jį turi laikyti, kokia jo kaina gaunasi ir kiek tu turi turėti vietos tam dalykui. Tu absoliučiai negali reaguoti į rinką, nes 2 metai yra ojojoj, kokie reikalai. Tai va, tokias naujienos, pasikraunu alaus, važiuoju, nuvežu į barą, vieną mašinas, kadangi autobusas ten neaišku kaip su juo, kaip ir važiuoja, kaip ir ne. Atsivežiau, tarp kitko, pirmadienį Smailo, naują partiją, 2 reisai, 2,4 tonos arba 24 hektolitrai. Ir ką? Ačiū, kad perkat, ačiū, kad ragaujat. Gero alaus. Turi būti. Žinot, kas man buvo šiek tiek netikėta? Nu kaip šiek tiek, realiai nesitikėjau, kad taip gali būti. Kai mes darėm Trakų gatvėje Local Pubą, tai mes padarėm tokį patį praškai lygiai kaip Jasinskio. Ir kodėl srautai nebuvo tokie, tai aš suprantu. Aš radau tam sprendimų ir tas srautai kyla, viskas bus gerai. Bet maistas. Padarėm tokį patį meniu ir skiriasi. Žmonės perka kitokį maistą. Tasme, kiti patiekalai yra parduodami Trakų gatvėje ir kiti patiekalai parduodami yra Jasinskio gatvėje. Ir kadangi srautai buvo maži, tai mes vėliau šiek tiek pakoregavom dar truputėlį, bet vis tiek yra tokie dalykai kaip tam tikri patiekalai, kurių, žiauriai mažai perka. Tai šią savaitę mes nuėmėm dar 2 patiekalus. Nuėmėm alyvuogės, labai gaila, žiauriai fainos alyvuogės. Aišku, jas gaminti ant biškį gal ne taip patogu, bet žiauriai skanu, tai kažkas tokio man tai neišpasakytai. Bet alyvuogės bandom 3 kartą jau įvesti ir nesėkmingai visais kartais. Tai matyti, alaus baro ir alyvuogės turbūt nelemta draugauti šiuo atveju. O kitas dalykas, išėmėm jautieną. Tai jautinės išėmimas buvo paprastas, nes iš to, kas buvo, jinai buvo perkama silpniausiai. Ir kiti patiekalai buvo mažiau perkami, pavyzdžiui, sparneliai, kad silpnai eina, bet daugiau negu jautina.
Tai tuo pačiu mes ką padarėm, aišku, meniu atrodo skurdokas, bet iš kitos pusės mes ką padarėm, mes turime visą laiką šviežią, neišmetam patiekalų, kas mums labai svarbu yra, kas kainuoja, plius šviežumas, tai dažniau gaminama šviežiau viskas yra. Tai mažesnis meniu, bet apyvartumas auga tų pačių patiekalų, kurių buvo mažiau perkami, dabar daugiau perkami, nes, tarkim, kas pirko jautieną, kažką kitą išsirenka. Ir kosmiškai perka šią savaitę fish and chipsus, tai kažkaip neįsivaizduojamas kiekiais. Tikrai super. Tai jeigu pirksit fish and chipsus, padarysim kitokias versijas ir vien fish and chipsus pardavinėsim bare. Bus local pub and fish and chips. Važiuojam, kur? Į sandėlį, paimti alaus, į barą nuvežti ir dirbti šiandien. Šiandien darbas virtuvėje. Porą dienų dirbau bare. Atsikėliau, pamiegojau. Tiksliau, pamiegojau truputį. Šiandien 5 valandas miegojau. Nes tiesiog daugiau negalėjau sau leisti. Tai tokios 3 dienos bemiegiam naktim beveik, trumpom. Ir dabar turėsiu laisvą ryt poryt.